Sveiki, sveikinuosi su jumis jau antrojoje nacionalinis saugumas modulio temoje nacionalinis saugumas, sąvoka ir lygmenis. Ir kaip ir kiekvienos paskaitos pradžioje, kviečiu jūs trumpai apmastyti savo atsakymus į tris klausimus. Pirmasis būtų, kaip manote, ar prieš tai analizuota saugumo sąvoka ir nacionalinio saugumo sąvokos yra tapačios? Kaip manote, kas galėjo padaryti įtaką, jog apskritai atsiras nacionalinio saugumo sąvoka? Ir trečiasis klausimas, kaip manote, kokie galėtų būti nacionalinio saugumo lygmenys? Ir jeigu pabandėte savo atsakyti į šios klausimus, kaip visuomet pereikime prie pagrindinių šio pristatymo struktūrinių dalių, kurių pirmoji, kaip visuomet, yra temos tikslas. Taigi, šios temos tikslas yra susipažinti su nacionalinio saugumo sąvokos konceptualizacija ir jos taikymu, bei gebėti atskirti ir apibūdinti nacionalinio saugumo lygmenis. Tam, kad pasiektume šį tikslą, kaip visuomet, išsikeliame temos klausimus. Ir pirmasis temos klausimas šiuo atveju yra nacionalinio saugumo sąvoka. Išties šioje temoje sužinosite, jog nacionalinio saugumo sąvoka yra naujesnė sąvoka negu prieš tai jūsų analizuotas saugumas. Antrasis klausimas yra skirtingi nacionalinio saugumo lygmenys. Sužinosite, jog lygmenys yra individualus, nacionalinis ir tarptautinis. Lygiai taip pat sužinosite, kaip tampriai šie lygmenys koreliuoja tarpusavį ir kodėl negalima jų griežtai atskirti. Ir trečiasis klausimas - nacionalinio saugumo lygmenys remiantis Lietuvos nacionalinį saugumą reglamentuojančiais teisės aktais. Kuomet atsakysime į temos klausimus, kaip visuomet priminsiu, kas yra būtina. O būtina jūs žinote, jog susipažinti su visa pateikta medžiaga ir atlikti savitikros užduotį numeris 2 nacionalinio saugumo sąvoka, lygmenis ir praktinis taikymas. Kaip visuomet noriu jums priminti, kas yra svarbu. O jūs žinote, jog svarbu yra tai, jog jūs užduoti su šias temas susijusius klausimus, diskutuoti su kolegomis, užduoti klausimus man dėstytojai arba diskutuoti su manimi galite bendrojoje diskusijų skiltyje klausimai, atsakymai ir diskusijos. Na ir kaip visuomet, grįžtamasis ryšys. Man labai svarbi jūsų nuomonė, todėl labai kviečiu paskaitos pabaigoje atsakyti, ką naujo sužinojote. Galbūt kažkas buvo per daug sudėtinga, o gal kažkas buvo per daug lengva. Ir kaip papildytumėte šią temą, būdami mano vietoje. Būsiu jums labai dėkinga. Taigi kviečiu jūs į antrąją temą - nacionalinis saugumas, sąvoka ir lygmenis ir net nebejoju, jog jūs susipažinę su šia tema gebėsite apibrėžti nacionalinio saugumo sąvoką ir paaiškinti, kuo skiriasi saugumo ir nacionalinio saugumo sampratos. Atskirti ir apibūdinti nacionalinio saugumo lygmenis, įvardinti Lietuvos nacionalinį saugumą reglamentuojančius teisės aktus ir išanalizuoti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą remiantis nacionalinio saugumo lygmenimis. Taigi linkiu jums įdomios paskaitos ir susitiksime kitoje paskaitoje.